Sveiki, šiandien mano rankose štai toks peilis, gan didelis. Norėčiau pasidalinti apžvalgą apie jį, pasidalinti mintimis, protestuoti, išbandyti ir papasakoti. Tad, jei esate šiame videoje ir domitės peiliais, gero žiūrėjimo. Pradžia bus išpakavimas, o po to testavimas. Medžiaga buvo filmuota skirtingų laikų, kelis kartus, tad garso ir vaizdo kokybė gali skirtis, buvo filmuota skirtingomis kameromis ir mikrofonais, tad iš anksto atsiprašau ir labai nepeikit manęs dėl to, dėl kokybės. Gero žiūrėjimo. Šiandien gavau naują siuntinį iš Lamanijos, greitas pristatymas, geras įpakavimas ir pažiūrėkim, kasgi čia jame yra. Taigi, gavau naują peilį iš JAV, ESI. Pats peilis, kurį žiūrėsime šiek tiek vėliau. Lipdukas. Išgyvenimo kortelė, dar vienas lipdukas. Ir garantija. ESI duoda garantiją visam gyvenimui savo peiliams. Taigi, lipdukus galim palikti čia. Čia dar viena išgyvenimo kortelė. Specialūs ženklai, jeigu jums reikia išgyventi gamtoje. Taip. Dėklo tvirtinimo elementai. Ir štai pats peilis. .3D mikarta. Ankstesni modeliai turėjo tokias stačiakampės formos mikartas ir kitokių spalvų. Bet čia dabar jie pagamino 3D ir daug patogesnė, manau. Taip. Dėklas plastikinis, ne kaideksas, bet manau, pagal mano praktiką, turiu kitą ESI peilį, tai laikė visai gerai. Taipgi, va matot. ESI 6, pagaminta JAV ir štai toks geras peilis, išgyvenimo peilis galima sakyti. Tuoj susitiksim po minutės, kai pristatysiu šitos tvirtinimo elementus prie dėklo. Tai va, pavyko pritvirtinti. Geras diržo tvirtas tvirtinimo elementas prie diržo. Peilis netraška, sėdi gerai, tikrai neiškris. Štai atsidaro lengvai. Nykščio atrama. Štai pats peilis. Atrodo, pirmi įspūdžiai patogus, labai geras. Gerai, dabar pažiūrėsim matmenis. Taip, ašmenis 16,5 cm. Plotis 4 cm,
bendras ilgis 30 cm, tai čia 14,7 rankenos ilgis, jeigu nuo čia 13,5 arba grinai kur griebimo, nuo čia iki čia 11,5. Ašmenų storis yra 4,5 mm. Tiesa, galim pasižiūrėti dabar, koks aštrus tiesiai iš dėklo, iš gamyklos. Tai paimsim ir patestuosim, kaip jauna. Paprastas A4 formato rašomasis popierius. Čia biškį aš nugrydinau. Kaip matote, ne pats geriausias užgalandinimas iš gamyklos, bet jauna. Čia geriau užgalastas, čia kažkiek prasčiau. Taip, sekančiame video pasižiūrėsim ir protestuosim jį, kaip jisai pjauna. Taigi, pažiūrėsim pomidoro testą. Kaip? Jauna gana plonai ir be jokių problemų, kad ir tokio storio ašmenys. Taip, pomidoriukas tvarkoja. Dabar paimsim bulvytę. Kaip matote, kad ir su tokiu dideliu peiliu galim visai apsieiti. Dėl to jisai yra išgyvenimo peilis, kad su tokiu dydžiu gali operuoti daugybę dalykų. Aišku, ne pats geriausias dydis bulvei skusti, bet pavyksta. Aš labai aišku nesistengiu dabar prieš kamerą. Mažesnėm operacijom galim paslinkti ranką, perdėti arčiau smaigalio ir operuoti mažesnėm dalim. Tai va. Šitas lupenas patraukiam ir pažiūrėkim, kaip pjauna. Pjauna labai gerai. Neskaldo bulvės, bet kaip turi, pjauna. Esu patenkintas storiu ir taip, kaip jisai veikia virtuviai. Aišku, čia ne virtuvinės peilis, ne virtuviai skirtas, bet kaip matome, jeigu prireiks, gamtoje susitvarkys ir su tokiom užduotim. Trumpai apie gamintoją. Šis peilių gamintojas yra ESII arba tiesiog ESI. Kompanija dirba nuo 1997 metų ir jos steigėjai yra Jeff Randall ir Mike Perrin, kurie savo veiklą pradėjo nuo išgyvenimo kursų. Išgyvenimo kursai vadinasi Randall's Adventure and Training centras ir ESI yra kaip po jų padalinys. Anksčiau jie bendradarbiavo su Ontario Knives kompanija. Jie buvo peilio sumanytojai, jų dizaineriai, o tiesiog Ontario peiliai jiems gamindavo. Yra žinomas RAT modelis, trumpinys Randall's Adventure and Training RAT. Jie turėjo štai tokį sulankstomą peilį ir labai panašų į šitą modelį Ontario RAT 7, bet kompanijos keliai su Ontario peiliais išsiskyrė ir dabar jie bendradarbiauja su Rowan kompanija
Rowan gamina peilius ir kitiems dizaineriams, tarp jų ir žinomiems. Esi šiuo metu yra apsistoję ties Rowan, kaip toliau bus neaišku, manau toliau bendradarbiaus su Rowan. Esi gamina įvairius modelius, jie turi ir mažesnių peilių, ir gana didelių peilių. Šitas yra prie didesnių. Skaičius ir modelis Esi 6 reiškia 6 coliai ašmenų ilgis. Numeriai prie modelio pavadinimo ten 4, 3, 6 atitinka ašmenų ilgį. Tiksliau, tai yra orientacinis ašmenų ilgis. Iš tikro, jie dar šiek tiek prideda daugiau milimetrų. Bet kaip orientacinis modelio pavadinimas daugmaž atitinka ašmenų ilgį. Esi kompanija pagrinde orientuota į išgyvenimo ir bushcrafto peilius. Šis modelis yra orientuotas daugiau į išgyvenimo situacijas, nes jo svoris, ašmenų ilgis ir konstrukcija tai numato. Peilis yra full tang konstrukcijos. Full tang reiškia geležtė eina per visą peilį, per visą rankenos perimetrą, užpildo pilnai rankenos vidų, taip sakant. Ta prasme, viduje rankenos geležtė eina iki pat apačios. Ir tai yra ištisas vientisas metalo gabalas, kas suteikia peiliui didelio tvirtumo ir stabilumo. Jo galima atlikti įvairius kapojimus, ką testuojant matysite. Ir dėl to yra išgyvenimo peilis, nes jis yra tvirtas, patikimas, aštrus, jo konstrukcija ir forma atitinka išgyvenimo situacijų reikmėmis. Taip, apie metalą. Jisai turi daug anglies, dėl to jisai rūdyja. Peilis padengtas antikorozinė medžiaga, dažais. Gana tokia grubi medžiaga. Labai pergyvenau, kad jisai netrukdytų man pjauti. Kaip matėte, su maisto produktais labai netrukdo. Pažiūrėsim, kaip smulkiam drožimui tai veikia. Metalas yra iš 1095 plieno, aukšto anglies lygio, angliškai high carbon plienas. Gana tvirtas, labai tvirtas galima sakyti, bet rūdyja, dėl to jisai ir yra padengtas šitą antikorozinę medžiagą. Kad nerūdytų, kai kurie patarė jį sutepti riebalais, lašinukais. Aš to nepatarčiau daryti, nors taip aišku galite daryti. Aš naudoju balistol tepalą. Arba galite, jeigu neturite tokio tepalo, galite naudoti WD-40 arba tiesiog įsigyti universalų peilių tepalą. Jį rasite ir armijai, ir civiliams parduotuvėje, arba kitose parduotuvėse, kurios tokiais dalykais prekiauja. Šitokio nedidelio kiekio jums užtiks ilgai, jo tepti daug nereikia, truputį patepėt, išlyginot su kažkokia servetėlė, ar ne? Ir įkišot į dėtuvę, dėklą ir palikot savo ramiai. Taip, dėklas, kaip minėjau, jau yra plastikinis. Kitaip nei kaideksas, jisai netaip lydysis prie aukštų temperatūrų. Dėl to yra pliusas šiek tiek lengvesnis, man atrodo. Na, bet čia asmeniniai prioritetai. Kas mėgsta labiau kaideksą, odą, galbūt plastiką ar neiloną, nėra taip svarbu. Man šitas dėklas yra gana patikimas ir geras. Tvirtinimas irgi, tas klipsas veikia gerai. Dėklas turi, nežinau, turbūt video nematysite, gale
kiaurymę. Ta prasme, ji reikalinga tam, jeigu peilis buvo šlapias, dirbote lietuje arba darinėjote kažkokią žvėrieną, liko kažkokio kraujo ar skysčio ar drėgmės. Peilį įdėjote į dėklą ir jo drėgmė per tą skylutę išbėga. Ir peilis taip apsaugomas nuo drėgmės. Ašmenų forma drop point su geru pilvu. Turi atramą nykščiui, atrama gera, neagresyvi ir turi rodomojo pirštui išpjautę. Jeigu reikia mažesnių kažkokių operacijų, galim pirštą perdėti čia, šitą padėtį ir kažką padrožti, pasmailinti. Kai reikia daugiau kapoti, galim pereiti ant rankenos galo. Aišku, čia reikėtų, turi skylę parakordui, praversime, paimsim peilį už galą ir bus galima gerai su juo pakapoti. Rankena labai patogi, daug patogesnė negu mano S4. Dabar galim palyginti su S4. Aš turiu S4 iš nerūdinčio plieno, S35V ir palyginti matmenis. Čia jau pas mane parakordas pravertas, naudotas gerai S4. Turi tokį patį plastikinį dėklą, rankena irgi mikarta, čia šiek tiek reliefinė tokia medžiaga išpjovos, bet 3D, kai matote, yra daug storesnė, o čia jinai daugiau stačiakampės formos. Iš pradžių man S4 buvo nelabai patogu, bet dabar galiu pasakyti gana gerai. Didelis pliusas yra, kad čia yra nerūdintis plienas. Čia mano pirmas peilis su aukšto anglies lygio plienu. Ir žiūrėsiu, kaip jisai man laikys. Dydis, dabar taip. Dydis maždaug toks, matote, daug. S6 yra daug ilgesnis. Rankena taip pat ilgesnė šiek tiek, bet paėmus tai daug patogesnė, nors šitą irgi gana patogi. Tinka visokių tipų grėbimai ir atvirkščias, ir tiesus, ir artesnis. Taip. Nu ką, kaip jisai veikia miške, ištestuosime netrukus, išbandysim miške. Aš į šį peilį žiūriu kaip į išgyvenimo peilį, jau minėjau, kas yra išgyvenimo peiliai ir kam jie reikalingi. Kalbėsiu, manau, specialiame video, sekite mano kanalą. Galbūt kažkada greitų metų tokį video sumontuosiu. Tai tiek šiam kartui. Jeigu patiko video, spauskite like, patinka ir prenumeratą. Ačiū Jums už tai, ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysime kitą kartą. Iki.